Keli pagrindiniai ženklai, kad jūsų namai gali greitų metų užsidegti. Pirma, reguliariai, kai einat iš... Da garsiau negalėjai pravažiuoti. Pirma, reguliariai, kai einat iš virtuvės į salioną, koridoriui užuodžiat svylančios plasmasės kvapą. Neapgaudinėkit savęs, iš kur tas svylančios plasmasės kvaps. Gal pas kaimyną, pas jumis. Labiausiai tikėtina, kad sienoje esantis laidai kaist. O kaistantis laidai šildo guminį laido apvalkalą. Guma aplink laido šyl, minkštėj ir palaipsniui pradėt svilti. Daug čia nepridėsiu, svylantis laidai yra blogai. Antra bėda. Jum reguliariai išmuš elektros saugiklį. Kaip ir viskas palei planą, tam tie saugikliai ir yra. Bet jeigu saugikliai išmuš reguliariai, kažkur yra bėda. Gal kažkur sistemai vyks trumps jungims, gal kažkur per didelė srovė, gal kažkur vyksta elektros nutekėjimas. Arba turit vieną konkretų probleminį prietaisą. Trečia bėda, daug kas būsit matę, tai yra mirgančios lempos. Ypač kai įjungiat galingesnį prietaisą. Jeigu lempos pritemst biški, gal katastrofos ir nėra. Bet šiaip temstančios lempos rodo, kad laiduose neužtenka pajėgumo pernešti visą reikiamą elektrą. O kadangi laidai stengias labiau nei turėtų, tikriausiai jie kaist. O kaistantis laidai yra bėda. Ir paskutinė, ketvirta bėda yra trapus ir pajuodę laidai. Tai žymiai aktualiau žmonėm, kurie gyvena senesniuose namuose, nes ten buvo naudojami aliuminiai laidai. Aliuminis gan jautriai reaguoja į šilimą ir atšalimą ir iš to kyla dvi problemos. Pirma, per laiką aliumininiai laidai atsilaisvina iš jų įtvirtinimo vietų. Ir tai sukur puikias sąlygas kibirkščiavimui. Jūs nenorit kibirkščiavimo. Antra, aliumininiai laidai patirdami tą šilimą ir atšalimą oksiduojas. O kai jie oksiduojas, jie vis prasčiau praleidžia elektrą. Reiškia, kitą kartą jie dar labiau šyl. Reiškia, kitą kartą jie dar prasčiau praleidžia elektrą. Ir tai be galo, iki kol jūs namie turi didelę bėdą. Jeigu per pastaruosius 14 metų neturėjot problemų su elektra, galit pasidžiaugti. Bet nedvejokit, kad jeigu neskirsit tam dėmesio, kažkada tos bėdos vis tiek ateis. Mano patarimas būtų reguliariai pasitikrinti elektros instaliaciją. O nuspėjamai geram gyvenimui verta apsidrausti su Lietuvos draudimu. Iki malonaus.